Ir štai matote McDonald'e padavėjas su SKM ženkliuku. Retsykiais uždarbiauja Arvydas vieną kitą papildomą litą, dirbdamas greito maisto restorane. O laisvalaikiu dirba ir SKM treneriu. Tiesiogiai iš Čekijos sostinės Prahos, nuostabiosios Prahos, kalbiname Artūrą Zemlevičių, vieną komandos lyderių. Artūrai, papasakok apie kelionę. Kelionė buvo labai sunki visiems, nes išsimiegoti nelabai išėjo. Miegojom visi maždaug po 5 valandas. Bet kai atvažiavom čia, visas nuotraukas iškart pasitaisė. Oras labai geras. Vaikštame, matome įdomius objektus ir tiesiog jėgos visi sugrįžo. Supratau, kokį įspūdį palieka Praha kaip miestas? Labai įdomu, Lietuvoje tokių pastatų gražių nėra, visi tokie viški jau, neįspūdinga. Čia visur tokie bokštai, visur tiltai tokie su statulomis. Pamojuokit gal tėveliam, kurie žiūrės šitą internete.